Kada paskutinį kartą pasakei kažkam kažką gero? Galbūt, kad tuo žmogum žaviesi, kas tau jame patinka, kad jis šiandien atrodo nuostabiai, kad jis labai gerai kažką daro. Turbūt retai, ar ne? Ir kaip dažnai mes susikoncentruojam į tą negatyvą, kad kažką apipilti, kažką negražaus padaryti, kažką sumenkinti, kad visame tame kartais netgi paskęsta tai, ko mes sulaukėme gero. Ir ne veltui sakoma, kad šaukštas deguto sugadina ir medaus statinę, bet aš linkiu jums to neleisti padaryti. Lai vienas geras komentaras atperka 10 blogų komentarų. Koncentruokimės į tai, kas gera, į tai, kas mus pakelia, į tai, kas mus džiugina. Tai lygiai ir aš esu jums visiems labai labai dėkinga, tiems, kurie mane palaiko, kurie parašo padrąsinamus žodžius, atsiunčia štai tokias žinutes. Tiesiog be galo esu dėkinga, kad savo kelyje sutinku daug pozityvių žmonių ir juos įsileidžiu į savo širdį. Ir tai, kad per tiek metų išmokau tą negatyvą paleisti, į tą negatyvą nesikoncentruoti, tai lygiai linkiu to paties mokytis ir tau, kiekvienam iš jūsų. Atmink, kad aš tavimi tikiu ir linkiu tau tik pačio geriausio. Jeigu niekas dar tau šiandien nesakė, kad tu esi nuostabus, tai aš tau tą pasakysiu. Tu esi nuostabus. Ir galiausiai patikėk tuo. Ir tada pamatysi, kad aplink pasaulis tampa daug gražesnis.